Labadiena, visai smagu, kad nemažai čia jūsų susirinko, tikiu, kad kalbėsimės ir dar ateis galbūt daugiau žmonių. Pokalbio pabaigoje tikrai kviesim ir jūsų klausimus užduoti autoriai ir taip pat galėsit laimėti knygą, jeigu teisingai atsakysite į klausimą. Klausimas tikrai nebus sudėtingas, tai tikrai kviečiu išbūti iki pat pabaigos. Aš esu Agnės Kamarakaitė, o dabar jūs atėjot į leidyklos Aukso pieva išleistos knygos apie buvusį Ukrainos kariuomenės vadą Valerijų Zalužną pristatymą. Knyga vadinasi Geležinis generolas, žmogiškumo pamokos. Ir šalia manęs yra šios knygos autorė Liudmila Dolganovska. Labadiena. Labadiena. Ji yra strateginės komunikacijos ekspertė, 2 metus buvusi tuometinio Ukrainos kariuomenės vado Valerijaus Zalužno patarėja strateginės komunikacijos klausimais. Ir knyga ir sukasi tiek apie pačią Valerijaus Zalužno asmenybę, tiek apie pirmas karo dienas ir kaip komunikuojama buvo. Ir šalia vertėja Saša Petrauskaitė taip pat padės susikalbėti, nes Liudmila kalbės ukrainietiškai. Tai gal gana tų įžangų, pradėkim iškart nuo klausimų. Liudmila, kam skirta šita knyga? Koks yra knygos skaitytojas, ypač Lietuvoje, kaip jūs įsivaizduojate tą knygos skaitytoją? Передусім, дозвольте мені привітати всіх і подякувати не тільки за те, що ви прийшли на цю зустріч, а подякувати загалом всьому литовському народу за підтримки України в цей важкий час. Visų pirma, noriu padėkoti ir jums, kad atėjot, ir visai Lietuvos tautai už tą milžinę pagalbą ir paramą, kurią jūs suteikėt Ukrainai šiuo metu. Я не могла не написати цю книгу, тому що я маю історичну освіту. І в перший рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації я була в місці, де вирішувалася доля моєї країни. Aš tiesiog negalėjau neparašyti šitos knygos, nes pagal išsilavinimą esu istorikė. Ir kai prasidėjo karas, jaučiau, kad esu toj vietoj ir toj istorinėje akimirkoje, kai keičiasi mano šalies ateitis ir jos likimas. Я сподіваюся, що моя книга буде цікава як сучасникам, так і майбутнім поколінням. Aš tikiuosi, kad mano knyga bus įdomi kiek šiuolaikiniam skaitytojui, tiek ir būsimom kartom. Тому що в ній є не тільки постать генерала Залужного, який вже відіграв велику роль в нашій новітній історії, але, мабуть, він ще буде багато чого робити і продовжує робити корисного для України. Nes šioje knygoje pavaizduotas ne tik generolas Zalužnis kaip šiuolaikinis personažas ir jo didelė vaidmuo, bet tikiu, kad jis padarys dar daug didelių, gražių ir naudingų dalykų, kurie paįtakos kiek įmano, tiek ir pasaulio istoriją. Ця книга також присвята всім військовим, як професійним військовим, так і тим, які стали до лав нашого війська під час війни в 2014 році і більша частина в 2022 році. Šią knygą taip pat parašiau ir kareivių gerbėm, tiek tų, kurie prisidėjo profesionaliai prie karo veiksmų, tiek ir tų, kurie tapo savanoriais pirmom didelio karo dienom. Ar Valerijus Zalužnas norėjo, kad rašytumėt knygą apie jį ir jau rašymo procese, ar kišosi, ar koregavo? Коли до мене звернулося видавництво «Віват», яке знаходиться в Харкові в особі його директорки Юлії Орлової з пропозицією написати цю книгу, перша людина, до якої я прийшла, був генерал Залужний. Kai mane kreipėsi Vivato, knygos leidyklos Vivato direktorė Julija Orlova, kur šita leidykla beje yra Charkive, ji kreipėsi į mane su prašymu
parašyti tokią knygą apie Valerijų Zalužnį. Tai pirmas žmogus, kuris pas mane atėjo aptarti šitą темą, buvo pats generolas Валерійus Залужний. Він сказав, та ти краще, коли маєш вільну хвилину, поспи, бо це було літо 2022 року, і все ще наш режим роботи був дуже інтенсивний. Ir jis man pasakė, tu, kai turėsi laisvą minutę, geriau paskirk ją miegui, pamiegok, nes tai buvo vasara 22 metų, labai intensyvus laikas, kai aš, jis ir visa mūsų komanda dirbo visą parą be pertraukų. Але, в принципі, він поставився до цієї ідеї досить схвально і дозволив мені не тільки про себе писати, а й поспілкуватися з членами його родини, з обома його доньками, з його братом, з побратимами на різних етапах служби. Bet aplamai jis labai palaikė šitą idėją, jis ne tiek leidė man papasakoti, aprašyti jo gyvenimą, bet ir pasidalino labai asmeniniam temom, taip pat leidė pakomunikuoti su jo šeimos narėms, su jo dukrom ir su jo draugais iš vaikystės, jaunystės ir artimais žmonėmis. І коли вже рукопис книги був готовий, я теж віддала його на ознайомлення генералові Залужному для того, щоб він співставив факти, подивився, чи все відповідає дійсності. І довгий час довелося чекати, поки він знайде час ознайомитися з рукописом. Опісля ми зустрілися, проговорили, і одразу, випереджаючи, можливо, наступне питання, скажу, що не було таких частин, майже не було таких частин, які він попросив видалити. Kai parašiau pirminį knygos tekstą, tai žinoma pateikiau jį Valerijui Zalužniam, kad jis susipažintų, patikrintų ir teko labai ilgai laukti, nes jis buvo labai užsiėmęs, turėjo daug darbų, kurie reikalavo jo dėmesio, tai teko palaukti, bet atsakysiu į priekį, greičiausiai sulaukčiau tokio klausimo. Beveik nebuvo tokių dalykų šiam tekste, kurių jis paprašė panaikinti arba pakeisti. Valerijus Zalužnas neseniai pats savo knygą išleido. Žinau, kad jūsų knyga labai populiari Ukrainoje. Nežinau, ar Valerijaus Zalužno knyga bus išversta į lietuvių kalbą, bet ar tai konkurentė ta knyga jūsų knygai? Так, генерал написав автобіографічну книгу про себе. Ні, вони не є конкурентами, тому що я дивлюся з позиції свідка, ділюся своїм баченням, досвідом. І в мене було кілька завдань, які я як авторка ставила перед собою. Перше, це, звісно, розкрити постать самого генерала Залужного. І я її зробила через уроки, яким я навчилась, як найбільш чесний спосіб розповісти про людину, саме крізь призму того, що я взяла від цієї людини, працюючи поруч. Ne, šitos knygos tarpusavį nekonkuruoja. Pagrindė dėl to, kad knyga, kuri parašė Valerijus Zalužny, yra autobiografinė, o mano knygos struktūra ir jos esmė yra papasakot, parodyt Valerijų Zalužny kaip asmenį per tokią prizmę, per pamokų prizmę, per tų pamokų prizmę, kurių išmokau bendraudama su juo. Інше завдання, яке я ставила перед собою, було показати, як Збройні сили готувалися до відсічі повномасштабної російської збройної агресії, і які стратегічні цілі ставилися, які ключові завдання виконувалися в перші визначальні місяці Великої війни. Ir dar vienas mano tikslas, rašant knygą, buvo parodyti, papasakot, kaip Ukrainos ginkluotos pajėgos ruošiasi pilno masto karui ir kaip atrodė tos net ne pirmos dienos, pirmos akimirkos, kai prasidėjo invazija, kokios buvo strategijos, kokie tikslai ir kaip veikia mūsų komanda. І лише
третє завдання було показати шлях становлення генерала Залужного, власне, як він із маленького хлопчика, який народився на півночі України, доріс до головнокомандувача Збройних сил України, скільки було випробувань на цьому шляху, скільки було поворотів, які могли збити його зрештою з цієї дороги. Тому от фактично ця частинка є відносно невеликою, а в його книзі вона розкрита більше, тому що він розповідає про свій шлях від я особи. Ir trečias dalykas, trečias mano tikslas per mano knygą buvo parodyti, kaip augę generolas Zalužny nuo mažo berniuko, kiek kliučių, kiek iššūkių buvo jo keliai, kiek kartų jis galėjo atsisakyti arba pasiduoti, bet vis dėlto tęsė savo kelią. Ir mano knygoje šita tema yra tokia ne visai, ne tiek daug atskleista kaip kitos, bet Valerijaus Zalužno knygoje, toj, kurią jis pats parašė, šita tema yra daug plačiau papasakota iš jo pozicijos ir iš jo gyvenimo patirties. Tai tos žmogiškumo pamokos, ko jūs daugiausiai išmokė Valerijus Zalužnas? Головний урок, я б сказала, це урок людяності, власне. І я його вклала в ширший контекст – це лідерство. Тому що, якщо говорити про військового лідера в критичний час, то важливо багато якостей. І професійність, і вміння згуртувати команду, і мати почуття гумору. Але найголовніший урок – це залишатися людиною, не втрачати емпатію, вміти співпереживати, вміти довіряти людям. І це те, мабуть, чого ти не сподіваєшся бачити в такий час, в таких людях. І тому воно так дивує, зачіпає. І зрештою, коли ти над цим глибше замислюєшся, ти розумієш, що це і є запорука успіху. Pati didžiausia pamoka man asmeniškai buvo tas žmogiškumas, apie kurį daug pasakoju per šitą knygą, apie kurią daug parašiau, apie žmogiškumą ir lyderystę. Ir kas mane labai nustebino, kad kai prasideda karas, labai svarbu, kad žmogus, kuris vadovauja kariuomeniai, kad jis turėtų gerą gebėjimą suorganizuoti žmonės, sustrateguoti, bet kaip svarbu yra taip pat turėti tą empatiją, turėti humoro jausmą, turėti tą žmogiškumą. Ir tai yra tikro gero kokybiško lyderio pavyzdys kiekvienam asmeniui. Be profesionalinių gebėjimų dar prisideda tas žmogiškumas ir manau, kad tai tikrai yra didelis talentas sujungti savyje tiek daug skirtingų pusių, tiek daug skirtingų savybių. Karo kvapas. Rašot apie tai, kad generolas Zalužnas jautė karo kvapą. Prieš kiek laiko jūs pradėjo jį jausti ir prieš kiek laiko buvo duotas įsakymas ruoštis pilno masto karui? Про цей запах війни, це вже ми говорили, власне, задовго після початку повномасштабного вторгнення, коли хтось із журналістів, власне, запитав, чи було у вас це передчуття. І генерал Залужний сказав, що ти цей запах війни відчуваєш. І він, і начальник Генерального штабу, генерал Шаптала, говорили, що вони це відчували і в 2014 році, і в 2022 році. Apie tą karo kvapą pradėjom daug kalbėti jau po pilno masto invazijos. Generolas Zalužny ne vieną kartą, šiaip ganėtinai dažnai klausė per interviu, kada jis pradėjo jausti, kad tuoj prasidės didelis karas. Ir jis minėjo, kad tą kvapą jis jautė
žymiai anksčiau prieš pilno masto invazijos, dar 2014 metais ir taip pat prieš pilno masto invazijos apie 2020. Якщо говорити про власне підготовку до відбиття повномасштабного вторгнення, то саме ці сценарії в Збройних силах відпрацьовувалися ще і до генерала Залужного, тому що і його попередник на посаді генерал Руслан Хомчак, і генерал Віктор Муженко, вони всі під час військових навчань відпрацьовували різні сценарії розвитку подій, в тому числі відбиття повномасштабного російського вторгнення. Svarbu pabrėžti, kad pilno masto invazijos karo paruošimo scenarijai buvo praktikuojami daug anksčiau ir dar prieš generolo Zalužnį, prieš tai, kai jis atėjo prie savo pareigų. Ta darė jau po 14 metų abu generolai, kurie tais metais vadovavo Ukrainos kariuomenę. Тобто військові готувалися, як готуються військові, шляхом відпрацювання відповідних планів оборони і військових навчань. Tai nemažai scenarijų, nemažai planų ir strategijų buvo išbandyta dar daug anksčiau, negu prasidėjo pilno masto invazija. Bet kaip suprantu, tas planas, kaip gintis konkrečiai, buvo patvirtintas 2021 metų spalį. Ir čia labai įdomi detalė ir tas pasakojimas apie santykius su amerikiečiais yra, nes amerikiečiai norėjo to plano, norėjo jį žinoti iš anksto, bet Zalužnas atsisakė. Tai truputį apie tai daugiau papasakok. План оборони країни – це документ надважливої секретності, тому, звісно, ніхто не міг показати повний план оборони. Але комунікація з нашими партнерами завжди була, і відповідні сценарії реагування проговорювалися. Dokumentai, kuriuose aprašytas gynybos planas yra turi jau itin jautri informacija, yra labai slapti, tai visų atskleisti, žinoma, mes negalėjom, bet mes dalinomės informaciją su savo partneriais iš vakarų. Asmeniniai pasirinkimai visą laiką tokioje situacijoje atrodo svarbus ir jų motyvacija. Jūs pati buvo civilė, galėjote rinktis ar keliauti į štabą prasidėjus karui, ar dirbti nuotoliu. Turit sūnų, jis beje šitoj irgi salėje yra, tuo metu jam buvo 9. Kaip jūs priėmėte tą sprendimą vis dėlto vykti į štabą? Я думаю, для мене, як і для мільйонів моїх співгромадян, питання стояло в тому, як я можу служити своїй країні в цей критичний момент. І я насправді була щаслива тим, що мала можливість виконувати таку відповідальну роботу. І, звісно, я поїхала робити те, що я мушу робити, і як громадянка цієї країни, і як мама своєї дитини, заради того, щоб і в мого сина, і в мільйонів українських дітей була своя країна. Tuo metu aš, kaip ir visi mano tautiečiai, visi ukrainiečiai, turėjau atsakyti klausimą, kaip aš galiu būti naudinga savo šaliai. Ir tuo metu padariau sprendimą, kad turiu pasilikti su generolu, turiu pasilikti su komanda, vykti į štabą, kad mano vaikai ir Ukrainos vaikai turėtų saugi ir laimingą ateitį mano šaliai. Kaip pavyko apginti Kijevą tada? Koks yra atsakymas? Kodėl pavyko, turint omeny, kad rusų žvalgyba jam sakė, kad Kijevas pasiduos per 3 dienas, vakarų šalys irgi netikėjo. Kas nulėmė, kad Kijevas buvo apgintas?
Головний фактор, чому вдалося втримати Київ, це спротив українського народу. Pagrindinis faktorius yra Ukrainos tautos pasipriešinimas. Українці тримали Київ з усіх напрямків, і з півночі, і з напрямку Чернігова, і з напрямку Броварів, тобто з північного напрямку теж. Тобто фактично з Києва залишалася тільки одна дорога життя на південь, на Білу Церкву, все решта і Житомирська траса, і в напрямку Чорнобиля, Києва, Броварів. Це вже було оточення, але українці стояли справді не на життя, а на смерть. І саме цей спротив дозволив захистити столицю. Kijevas tuo metu buvo ginamas iš visų pusių, iš pietų, iš rytų ir vakarų ir liko tik tai vienas koridorius, laisvas koridorius pietinis link Bilos cerkvos miesto, per kurį galima buvo palikti sostinę. Bet kodėl atsilaikė? Vien tik dėl to ryžtingumo, dėl to užsispyrimo ir noro ginti ir gyventi savo laisvoje šalyje ir savo laisvam mieste. Apie Zalužno karinę mintį, apie jo karinę strategiją, apie jį kaip karo strategą irgi nemažai rašot knygoje. Tai kaip būtų galima apibūdinti, kokia buvo jo karo strategija, kai jis buvo kariuomenės vadas ir kiek tai skiriasi nuo politikų įsivaizdavimų? На початку не було відмінностей між стратегією політичного і військового керівництва країни. Didelio karo pradžioj nebuvo skirtumo tarp strategijų, kurią pasiūlė Ukrainos ginkluotojos pajėgos ir politinė vadovybė. Головні завдання, які визначив головнокомандувач, було захистити Київ, було завдати росіянам таких втрат, щоб вони відмовилися від продовження збройної агресії і стабілізувати лінію фронту. Ir tris pagrindinės užduotis, kurias paskelbė Zalužnė tuo metu, buvo apginti Kijevą, stabilizuoti fronto liniją ir padaryti taip, kad rusų kariuomenė patirtų tokius nuostolius, kad tiesiog dingtų jų tas ryžtingumas ir pasitikėjimas, kad jie gali užkariauti Ukrainą ir Kijevą per kelias dienas. Bet po to ta strategija ėmė skirtis. Politikai, prezidentūra norėjo greitų pergalių, ar ne? Kariuomenės požiūris buvo kitas. Kaip čia sekėsi tuos du požiūrius derinti Zalužnui? Це складний процес, і це не є щось виняткове для України цього часу. Так відбувається і в інших зонах, де бойові дії тривають. Такі приклади і історії, коли політики і військові по-різному бачать ситуацію, тому що враховують різні фактори. Tokia situacija, kai skiriasi kariuomenės vadų ir politinės vadovybės požiūriai į strategijas, čia nėra kažkoks unikalus dalykas, taip jau buvo ir anksčiau, ir skirtingose Ukrainos miestuose, ir skirtingose net istorijos етапусе. Я можу сказати, що станом на осінь 2022 року військові домоглися такого стану речей, що якби ми мали необхідну зброю, шанс деокупації всієї території України був дуже високий. Per rudenį, kai atėjo ruduo, tai Ukrainos ginkluotojams pajėgoms pavyko antiek užsitvirtinti savo pozicijos, kad jeigu būtų pakankamai ginkluotės, pakankamai resursų, tai būtų dideli šansai, kad pavyktų deokupuoti visą Ukrainos teritoriją.
Просто війна – це не є справа суто війська. Війна – це справа всього народу, а ця війна – це ще й справа, як на мене, всього демократичного світу. Ir manau, kad karas tai ne tik kariuomenės reikalas, čia yra visos Ukrainos tautos reikalas ir čia yra taip pat ir viso demokratinio pasaulio reikalas, užduotis ir misija, prie kurios visi turim prisijungti. В українців вистачає мотивації, в українців вистачає вміння боротись, українцям бракує засобів для боротьби. Ukrainiečiai turi pakankamai ir ryžtingumo, ir motivacijos, trūksta tik tai resursų, įrangos. Kokie Zalužno santykiai buvo su prezidentūra? Kokie Zalužno santykiai su prezidentūra, su prezidentu Zelenskiu? Це робочі напружені стосунки. Darbinės ir darbiniai įtempti santykiai. Prezidentūra rašot, kad pavydėjo Zalužnui populiarumo ir dėl to Zalužnas neduodavo interviu. Kiek jums, kaip jo strateginės komunikacijos patarėjai, tai buvo sudėtinga? Питання не стояло для мене в тому, щоб піарити Валерія Залужного. Neturėjau tokios užduoties, kad piarint, rodyt Залужний, reklamuoti ją. Моє завдання було робити позицію, голос Збройних сил України і головнокомандувача Збройних сил України почутим різними аудиторіями. Mano užduotis buvo padėti Ukrainos ginkluotojų pajėgų balsų, informaciniam sroviai pasiekti skirtingas Ukrainos, visos Ukrainos auditorijos, kad tas balsas Ukrainos ginkluotojų pajėgų ir jų vado buvo išgirstas ir praneštas visai tautai. І, власне, комунікаційних спроможностей в Збройних силах, я не скажу, що було і є достатньо. Цього, звісно, замало, що ми маємо, але все одно це досить багато для того, щоб комунікувати, пояснювати людям, що роблять Збройні сили, хто їх захищає, як вони це роблять і що потрібно від цивільних заради того, щоб військові надалі робили свою роботу. Ir tai atrodo, kad netoks ir didelis darbas, bet per tą komunikaciją, per tuos skirtingus informacinius kanalus mes rodėm ukrainiečiams ir visam pasauliui, kaip veikia Ukrainos ginkluotojos pajėgos, kaip jie gina ir ką reikia daryti kiekvienam civiliam ukrainiečiui, kad prisidėti prie to pasipriešinimo ir padaryti visą įmanomą viską, ką nuo jo gali priklausyti toj padėti, kai jis negali laikyti rankose ginklų. Якби не було цих протиріч і було розуміння і підтримка тому, щоб саме генерал Залужний був частішим гостем медійних майданчиків, ця б комунікація Збройних сил була б ще ефективнішою. Ir jeigu nebūtų tos konkurencijos, to pavydumo, tai mano darbas kaip komunikacijos vadovės ir mano misija padėti šitam informacijos sroviai pasiekti visą ukrainiečių tautą, jis būtų daug paprastesnis ir efektyvesnis. Manau, dabar pats laikas iš tiesų užduoti klausimą mūsų auditorijai. Klausimas būtų labai paprastas, man atrodo paprastas, ir tie, kas arčiausiai bus tiesos, tas, kas arčiausiai bus tiesos, gausi dovanų šią knygą, kadangi strateginės komunikacijos patarėja Liudmila Dolganovska ir rūpinimasis būtent kaip atrodo Ukrainos ginkluotosios pajėgos, kaip kalba, kad Ukrainos žmonės tomis pajėgomis pasitikėtų. Tai klausimas ir yra, kiek
tais 2022-2023 metais, kai Liudmila buvo ta patarėja, Ukrainos kariuomenė pasitikėjo žmonių. Koks procentas? Gal paprasčiausia būtų ranką pakelti, tai matytumėm. Taip, prašom, pirma ranka. Pirmas atsakymas, dar vieną gal išklausykim. Gerai, dar vienas ir dar matau, moteris irgi kelia ranką. Taip, dar bus variantų. Dar matau, moteris visiškai gale salės. O, kaip klausimas, labai arti, du variantai buvo labai arti tiesos. Tai dabar irgi būtų klausimas, kam duoti, tai gal siūlyčiau net ir tiems, kurie ką tik sakėte. Galite pabandyti dar vieną variantą, kad tiksliai atspėtumėm. Taip. 100, ne 100. Irgi netoli. Dar 96, teisingas atsakymas ir šiam žmogui keliauja knyga. Leidyklos atstovė gal duotų knygą? Prie stendo, taip. Labai gerai, mes dar turim netiek daug laiko, liko, kiek čia, 13 minučių. Tai jau tikrai ruoškit klausimą, dar porą mano klausimų ir labai būtų smalsu išgirsti, kogi jūs, autorės, norite paklausti. Liudmila, ar laikot save rašytoja ir ar bus dar daugiau knygų? Можливо. Turbūt. Apie ką? Ar jau ruošiat kokią knygą? Скоріше за все, це буде книга про комунікації для більш вущої аудиторії. Greičiausiai tai bus knygos apie komunikacijos biškai siauresniai auditorijai. Kalbant iš tiesų apie komunikaciją, jūs iki tol, kaip suprantu, ir turėjot ir Luhansko srityje dirbot su strateginiam komunikacija, bet prieš tai dirbot akademinį darbą. Akademiškai tą strateginę komunikaciją čiupinėjot. Pradėt dirbdama Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, kokius esminius principus išmokot, kaip reikia žmonėms pasakoti apie kariuomenę? У військових комунікаціях найважливіше планування. Kariniai komunikacijai svarbiausias dalykas yra planavimas. Це якщо коротко. Jeigu čia trumpas atsakymas. Але загалом, звісно, комунікаційна робота, вона включає в себе величезний пласт аналітичної роботи для того, щоб розуміти інформаційне середовище, в якому ти працюєш. Bet taip pat reikia nemažai analizuoti, reikia nemažai analitinių įgūdžių, kad suprasti, kokiam kontekste mes gyvenam ir kaip toliau komunikuoti su visuomenė. Це розуміння аудиторії і певна канали комунікації з ними. Tai gebėjimas suprasti savo auditoriją ir atrasti komunikacijos kanalus ir būdus su ją. І це, безперечно, зміст, що ти хочеш донести, про що ти хочеш сказати і як ти хочеш, щоб тебе сприймали і бачили. Ir aišku, tai yra turinio, to informacinio kūrimas, kaip tu nori, kad klausytojas, tas informacijos gavėjas, kad jis tave suprastų ir iš esmės, va, kaip sukurti va, tą ryšį, kaip pastatyti tą tiltą tarp karinio pasaulio ir paprasto žmogaus, kuris apie tai nieko nežino. O kaip įtikinti vakarus, užmigusius, dabar jau nebe tik užmigusius, bet ir kartojančius, čia aš apie Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą, rusiškos propagandos naratyvus, kėlėt savo uždavinį būtent ir tokį, kalbėti vakarams. Kaip tą daryti?
Ну, по військовій лінії комунікація відбувається визначеними каналами комунікації з відповідними партнерами. Тобто на певному рівні відбуваються ці зв'язки. Якщо ми говоримо про часи, коли я працювала, то генерал Залужний постійно спілкувався із начальником штабів Збройних сил Сполучених Штатів Америки генералом Міллі, із командувачем Об'єднаних військ в Європі генералом Каволлі, із головнокомандувачем Збройних сил Великої Британії і інших країн-партнерів. Тобто він спілкувався з головними військовими людьми країн-партнерів на постійній основі, ділячись інформацією, пояснюючи, що відбувається, і, звісно, просячи про допомогу в тих видах озброєння і техніки, яких ми потребували. Kalbant apie komunikaciją su pasauliniais, ypač vakarų pasaulio lyderiais ir vakarų pasaulio kariuomenių lyderiais, tai tie komunikacijos kanalai buvo tokie gana siaurus ir generolas Zalužny dažnai asmeniškai, pasirinkdavo asmeniškai kalbėti su vakarų šalių kariuomenės vadais ir tokiu būdu vyko informacijos apkeitimas, informacijos pateikimas apie padėtį, apie tai, kiek ginklų reikia ir kuo tikėtis toliau. Якщо говорити ширше про загалом інформування аудиторії в різних куточках світу про війну Росії в Україні, то тут, звісно, провідну роль відіграють журналісти, які, ризикуючи своїм життям, приїжджають, висвітлюють бойові дії, доносять правду і, на жаль, не тільки правду про те, що відбувається. І, відповідно, наше завдання як комунікаційників Збройних сил було дати їм максимальний доступ для роботи в Україні. Kalbant apie platesnį tokį informavimą vakarų ir pasaulio šiaip šalių visuomenių, tai didelį vaidmuo padarė žurnalistai, ypač kariniai žurnalistai, kurie rizikuodami savo gyvenimu važiavo iki pat fronto ir filmuodavo ir fiksuodavo tą realybę, kad paskui parodyti savo tautiečiams, kaip iš tikrųjų atrodo tas karas. Klausimai iš auditorijos. Turim kelias minutės. Prašom, pirmasis žmogus pakėlė klausimą. Gal čia, gerai, jūs tada antrasis būsit. Доброго дня. Norėčiau paklausti, pradžiai minėjote, kad generalas Zalužnas turėjo nuostabią savybę suvienyti skirtingus žmonės. Tai norėčiau paklausti, kokie tie žmoniškieji skirtumai, ką jūs turėjote minty ir ar buvo štabe įtampos su ukrainietiškai nekalbančiais asmenimis? Насправді в умовах такої війни будь-які протиріччя стараються, якщо ти по один бік барикад разом з нами. Šiaip karo sąlygom labai mažėja ta įtampa, kurią gal kitom sąlygom būtų šiek tiek ryškesnė, nes visi stovėjo vienoje barikadų pusėje, visi turėjo vieną tikslą. У вузькому колі саме нашої команди, помічників, радників, найближчого, власне, оточення генерала, ні мовне питання, ні релігійне питання, ні якісь ідеологічні питання взагалі не стояли, тому що всі ці люди були на тому місці, були об'єднані єдиною метою, і зрозуміла була наша мотивація. Kalbant apie mūsų komandą, kuri nėra tokia didelė, nebuvo problemų dėl skirtingų požiūrių, skirtingų kalbų arba tikėjimų, nes visi mes turėjom vieną tikslą ir turėjom tokią bendrą stiprią motivaciją.
Якщо сказати трошки ширше, то я бачу, ви бачите на екрані фотографії із героєм України Дмитром Коцюбайлом да Вінчі, і було багато інших військових лідерів із правого сектору, з добровольчих формувань. І ти ж командир 3-ї штурмової бригади, тоді це Андрій Білецький, багато інших людей прийшли і всі разом влилися в Збройні сили і працювали під командуванням генерала Залужного. В тому, мабуть, і була його одна із сильних сторін – об'єднати людей абсолютно різних, з різним досвідом, з різними амбіціями, але довкола однієї мети. Ir už mano nugaros ant ekrano jūs matot nuotraukos, tai yra Ukrainos didvyriai, Ukrainos, tiek Ukrainos ginkluotojų pajėgų, tiek ir savanoriškų batalionų. Tarp jų yra ir Dmitro Kocubailo, bataliono Da Vinci vadas ir daugumas kitų. Ir jie visi tarpusaviai labai skiriasi, labai skirtingi žmonės. Ir vat būtent kai Valerijus Zalužny buvo generolas, tai jis padarė stebuklingą darbą, jis suvienė šitus žmonės ir nepaisant to, kokie jie yra skirtingi, jie visi labai sklandžiai veikia ir dirbo dėl vienos misijos, dėl vieno tikslo. Dar norit papildomai kažko paklausti? Tikėjausi kažkokio intriguotesnio atsakymo, tai neprovokuosiu, kuri kalba ten laimėjo, ukrainiečių ar rusų. Svarbiausia, kad žmonės buvo suvienyti. Tai paklausiu pabaigai tiesiog linksmai, kaip jaučiatės šioje erdvėje, ar graži jums lietuvių kalba? Деякі слова я розумію. Kai kurius žodžius tikrai suprantu iš lietuvių kalbos. Labas vakaras. Čia jau buvo klausimas dėl komunikacijos su vakarų valstybėmis. O aš noriu paklausti, ar yra kažkokių idėjų, kaip kalbėti su trečiojo pasaulio šalimis? Nes aš pastebėjau, kad anglakalbis pasaulis yra ten visiškai bejėgis ir pasimetęs, nes jie nelabai domėjusi, kas ten vyksta, apie ką ten, kokia ten yra vieša diskusija. Ir dabar mes atsidūrim situaciją, kad tų valstybių pozicija nulėmė tam tikras istorinis resentimentas dėl... Aš gal dar pridėčiau apie globalius pietus, čia matyt labai svarbu kalbėti, būtent komunikacija su globaliais pietumis ir tai, kad Rusija tai aktyviai daro ir kaip atremti. На жаль, в нас справді дуже мало ресурсу, порівнюючи з ресурсами Російської Федерації для того, щоб будувати свої медіа і осередки впливу в країнах так званого глобального півдня. Deja, turim daug mažiau resursų negu Rusija, kad įsilieti į tą trečiojo pasaulio informacinę erdvę, kurti savo informacinės agentūras ir daryti tokią įtaką, kokią daro Rusija, nes jie tikrai įlieja labai didelius finansus ir pastangas tam, kad įtakuoti į tą erdvę. Все, на що ми могли і можемо спиратися, це знову ж таки журналісти і це українці в різних країнах світу, які є нашим голосом там, де вони перебувають. Todėl mūsų resursas tai yra pasaulio žurnalistai ir ukrainiečiai, kurie gyvena tose šalise, kurie tampa tuo balsu ir praneša vietiniam visuomenėm, tom šalim apie padėtį Ukrainai. Dar matau, yra klausimų ir nemažai klausimų, bet minutė liko, tai pamėginkim trumpas klausimas ir trumpas atsakymas. Klausimas trumpas, nes jau prieš metus bandžiau išsiaiškinti, kaip priėmė Ukrainos kariai žinią, kad generolas yra atstatydinamas.
Zalužną atstatydino Zelenskis, bet Liudmila jau nebebuvo tuo metu jo patarėja, bet gal vis tiek galėtų trumpai pasidalyti mintimis. Zelenskis Zalužną atleido, kaip Ukrainos kariai sutiko tą žinią. Це була справді погана новина для українських військових. Було багато такої деморалізації, і багато людей про це писали військові, ділилися, переживали про це. Але в нас є великий ворог, і ми мусимо далі тримати стрій, безвідносно того, під чиїм командуванням. Tuo metu tai buvo labai skaudi ir sunki naujiena Ukrainos kariams ir įvyko tokia demoralizacijos banga. Daug kas nusivylė, bet vis tiek karas tęsiasi, toliau turim bendrą priešą, tai nepaisant to, kad pasikeitė generolas, visi nusprendė toliau daryti savo darbą ir dirbti dėl mūsų bendros misijos. Jeigu dar labai trumpas klausimas, tai paskutinį išklausykim. Labas vakaras. Norėjau paklausti, ar galėtume trumpai pasakyti, kuo gyvena šiandien Valerijus Zalužinas, ką jisai toliau veikia, jau nebebūdamas generolu ir kaip jam sekasi. Galbūt jūs ir toliau seksite jo kelią, galbūt tai bus antra knyga. Ačiū. Jis ambasadorius dabar Jungtinėje karalystėje, bet Liudmila, manau, pratęs. Зараз Валерій Залужний є послом України в Великій Британії і Північній Ірландії. Ми підтримуємо зв'язок, ми час від часу переписуємося, і в ті його нечасті візити до Києва ми зустрічаємось. Taip, jau kaip buvo pasakyta, paminėta, Valerijus Zalužnai dabar yra ambasadorius Jungtinėse valstijose ir Šiaurės Airijoje. Atsiprašau, taip, ačiū. Karalystėje, taip ir Šiaurės Airijoje. Ir mes su juo palaikom tokį pat šiltą ryšį, susirašinėjom ir tais retais atvejais, kai jis būna Kijeve, tai mes visada random laiką susitikimui. Ačiū Jums visiems. Dėkui, kad susirinkat. Labai dėkojame autoriai Liudmilai Dolhanovskai. Knyga Geležinis generolas, žmogiškumo pamokas, Aukso pievos stende. Dabar vyks pasirašymas knygos. Stendas yra 5A08. Tai kviečiam užsukti tenais.